Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Alio? Labą dieną. Labą dieną. Skambinam iš savivaldybės reikalų priežiūros tarnybos punkto. O ką jūs norit iš manęs? Norėjom paklausti, kodėl šiandien 6 val. Ryto netransliavote mero dainos? Mes? O kaip mes turėjom transliuoti? Ar žinot, kad per jūros šventę miesto meras dainavo dainą? Ne. Negirdėjot? Ne. Yra išleistas nutarimas nuo pirmadienio. Kiekvienas klaipėdietis privalo 2 kart per parą sugroti mero dainą pas save namuose. Jo. Ne, nežinau to. Ar turit įrašą? Ne. Registruotų paštu atsiųsim jums įrašą. Aha. Jį reikės transliuoti kiekvieną rytą 6 val. Ir prieš einant miegot, bet ne anksčiau kaip 22 val. Vakaro. Kanonai. Kodėl čia tokie nustatytos taisyklės? Kokio formato pageidausit? Šito disko? Turim kasetę, kompaktinę plokštelę, juostą juostiniam aparatui arba plokštelę. Taip pat galite imti A4 arba A3 formatą. Ne, man šitą apskritą, kaip jis vadinasi. Mažą ar didelį apskritimą? Nu, normalu, nežinau, koks dar mažas. Pristatysim įrašą per 5 darbo dienas. Aha. O, už dėlsimą dabar teks susimokėti baudą. Kiek? Mero įsakymų į miesto iždą turite sumokėti 15 litų arba galite padaryti gerą darbą savo miestui. O, 15 litų. Tai apsispręskite arba 15 litų arba gerą darbą. O kokį tą darbą padaryti reikia? O, galit perdažyti šiukšliadėžės Tiltų gatvėje arba nušienauti žolę prie namo. Su kuo nušienauti? Su dalgiu? Galim benzo pjūklą duoti. Nu tai gerai, darbą padarysiu. Žolę nupjausiu, bet turi duoti man žoliapjovį. Jei norit žoliapjovės duosim, bet benzino patys įsipilti turėsit. Eikit savo. Nu, išnaudotojai esat. Iš kur aš išsipilsiu jo? Kiek tos žolės nupjauti? Kokia būtų kvadratūra? 65. Tai dvigubai reikės nupjauti. Jo. Ir kokioj vietoj? Prie savo namo. Taip. Gerai. Labai gerai, laukit siuntinio ir iki. Gerai, iki.